Na, o nuo muzikos iškart prie knygų. Šį kartą mūsų knyginėjimuose svečiuojasi rašytoja, žurnalistė Ilona Skujaitė, pristatanti savo antrąjį istorinį romaną Nemeilė. Autorė, pelniusi skaitytojų dėmesį bestselerių Karo nuotaka apie Kotryną Jogailaitę, šį kartą kviečia pažvelgti į mažiau pažintą, dramatišką Onos Jogailaitės gyvenimą. Tai yra pasakojimas apie moterį, kuri nepaisydama atstumimo, skausmo ir sudėtingų santykių sugebėjo išlikti stipri ir pasiekti valdžios viršūnę. O plačiau dabar ir pasikalbėkime su pačia autorė. Sveiki. Sveiki. Tai kodėl pasirinkote būtent Oną Jogailaitę kaip savo naujos knygos heroję? Na, rašydama pirmąjį istorinį romaną apie Kotryną Jogailaitę tapusią Švedijos karalienę, aš jame jau minėjau jos vyresnėje seserį Oną. Taigi tas sprendimas atėjo natūraliai. Ir jo labiau, kad aš esu įsitikinusi, kad Onos Jogailaitės gyvenimas intriguoja ne ką mažiau negu jos sesers Kotrynos, nes būtent Ona Jogailaitė buvo vienintelė moteris mūsų bendroje Lietuvos ir Lenkijos istorijoje, kurią ponai išrinko karaliumi, tai reiškia valdovų turinčių galę valdyti valstybę. Ir būtent rytoj, gegužės 1 dieną, sukanka lygiai 450 metų, kaip Ona Jogailaitė buvo karūnuota. Beje, tą pačią dieną ji ir ištekėjo, nes Lenkijos ir Lietuvos ponai ją iškelia sąlygą, jeigu nori būti valdove, turi ištekėti už Stepono Batoro. Ir tos vestuvės ir karūnacija įvyko vieną dieną, žydint sodams, dabar taip pat gražiai kaip dabar, tačiau atrodo tokia triumfo akimirka, jai tuo metu buvo 52, o Steponui Batoriui 45, tokia ilgai laukta santuoka, šansas susitvarkyti gyvenimą, kaip mes sakytumėm, ar ne? Bet dėja kronikos liudija, kad tą dieną Ona Jogailaitė Vavelio katedroje verkė taip, kad išsitepė savo baltą gražią vestuvinę suknelę, nes tam buvo priežastis. Tai būtent po Žygimanto Augusto Onos brolio mirties jis jai paliko savo pasakišką palikimą. Taigi visų savo brangakmenių kolekciją, kur buvo Barboros Radvilaitės perlai ir suknelės, gražiai gobelenai, kuriuos matėme valdovų rūmuose nesenai demonstruojant, kuriuos Žygimantas Augustas pirko ir sąskaitą sudegino, kad nieks nežinotų, kokius kalnus aukso padovanojo. Taigi atsitiko taip, kad per tą santuoką ponai iškelia sąlygą, atsisakai visų tų turtų ir tik tada galėsi tapti Batoro žmona. Taigi Onai tai buvo turbūt tragedija, bet nebaisiausia, nes vis dėlto istorija rodo, kad santuoka su tuo pačiu Steponu Batoru jai buvo labai labai nesėkminga. Tai ne veltui ir viršelėje matome su vestuvinė suknelė, suprantu. Taip, iš tiesų viršelėje yra Onos karūnacinis portretas su balta suknelė. Na, pas mus vyrauja nuomonė, kad ištekėti vilkint baltą suknelę, tą madą suformavo Anglijos karalienė, garsioji Viktorija. Tačiau mes matome, kad ta suknelė, kad Ona jau tekėjo su balta suknelė kiek anksčiau, tai gal čia mūsų Ona įvedė tą madą. Na ir kadangi jau mes švenčiame 450-asias vestuvių ir karūnacijos metinės, tai ta proga garsi dizainerė Diana Paukštytė sukūrė šiuolaikinę interpretaciją šio kostiumo, o aktorė Emilija Latėnaitė per mano knygos pristatymus, pademonstruoja šitą gražią literatūros, aukštosios mados ir teatro sintezę. Taigi labai kviečiu gegužės 7 dieną į Molėtų viešąją biblioteką, o gegužės 15 į Birštono kurhauzą, kur bus galima pamatyti šiuolaikinę karalaitės Onos interpretaciją. Tikrai be galo įdomu. Jau tiesiog įgaus visai kitą netgi formą pats knygos pristatymas. Ir tai, man atrodo, jau yra be galo autentiška. O jūs pati rašydama knygą rėmėtės tokiais autentiškais 16 amžiaus užrašais. Tai kaip jums pavyko visą tai, tos faktus, tarsi sausus visai, sudėti į tokį emocinį gana pasakojimą? Na, iš tiesų, labai viskas dėliojasi labai gerai, nes Ona gyveno pakankamai ilgai, iki 72 metų. Na ir jos gyvenimą lėmė ir labai didelį įtaką darė 4 karaliai, dėl to mano knyga ir vadinasi Nemeilė, Ona ir 4 karaliai. Na, bet bėda tame, kad jeigu skaitai apie tos 4 karalius storą knygą, tai apie Oną randi geriausia atveju 2 lapus parašytus. Tai iš tikrųjų medžiagą buvo rinkti labai sunku, tačiau pasisekė, kad Ona labai mėgo rašyti laiškus savo seserim, taip pačiai Kotrynai iš Švedijos, Sofijai Braunšveigą, ir tie laiškai seserim tokie atviri, kaip mes turbūt su savo seserim dabar bendraujam jau per Facebookus. Tai taip, ten viską išrašydavo ir kartais skaitai ir žinokit, tiesiog šiurpdavo odą, atrodo, kaip galėjo su tą moterimi elgtis tuo metu ponai, kad jie rašė tokius liūdnus laiškus, nes po Žygimanto Augusto mirties jai buvo uždrausta aplankyti mirusio brolio kūną ir pasimelsti. Tai buvo didelė šventvagystė, jai uždraudė netgi gyventi Varšuvoje ir rašyti seseriai, nes Žygimanto Augustą apiplėšė po mirties. Žodžiu, vyko visokie dalykai ir jinai rašė, aš netgi bijau sesę tau rašyti laišką, kad manęs tie ponai nepagautų. Tai galvoju, kaip jie sugebėjo tokią moterį karališko kraujo taip įvaryti kampą. Bet aš knygą parašau ne dėl to, kad jinai
tokia buvo visų skriaudžiama, o dėl to, kad jinai sugebėjo vis tiek nugalėti ir visus pastatyti vietą. Labai tikrai įkvepia, bet jeigu kalbėtume vis tik tai apie nemeilėje atsiskleidžiančius tokius toksiškus santykius, gana čia girdžiu, kokias paraleles matote su šiuolaikinė visuomenė? Na, iš tikrųjų atrodytų, kuo gali mums įdomios tos karalaitės būti, kurios gyveno prieš 500 metų. Bet aš manau, kad ta meilės, nemeilės ašis, jie yra labai svarbi, nes gimsta vis naujos moteris, Onos, Barboros ir kitais gražiais vardais vadinamos, bet visos jos trokšta, būti mylimos ir sėkmingos savo gyvenimuose, nes Ona irgi buvo svarbu ir turėti santuoką ir save realizuoti kaip politikė. Ir jai, aišku, tas labai sunkiai pavyko, nes aš ją netgi vadinu kartais bjauriuoju ančiuku, kurį visi skriaudė, labai skriaudė ir paskui tik jau gyvenimo pabaigoje jis sugebėjo tapti gulbę, ar ne, pasodinti į sostą savo sesers, jau mirusios tuo metu Kotrynos Jogailaitės sūnų Žygimantą Vazą. Tai buvo jo triumfo akimirka, o iki tol jinai iš tikrųjų labai daug ko patyrė. Tai šiuolaikinės moteris, Ona Jogailaitė, tikrai gali įkvėpti, nepasiduoti net ir blogiausiomis aplinkybėmis. Jūsų debiutinis romanas Karo nuotaka, tikrai sulaukė didelės sėkmės, o ar šį lengviau buvo rašyti nei praėjusi, ar atvirkščiai ir kodėl? Na, iš tiesų, jeigu pirmąjį rašiau beveik 5 metus, tai šį parašiau per 2, nes buvo iš tikrųjų lengviau, kadangi ta pati epocha, ta pati šeima ir jau žinau, ką jie valgo, kaip jie rengiasi, kaip jie šoka ir taip toliau, tai tą visą kultūrinį foną aš jau išmaniau, taigi jau man tai sutaupė 4 metus, taigi aš jau koncentravausi būtent į pačius santykius Onos su Žygimantu Augustu broliu, ar ne, kuris jau čia šitame romane senstantis ir kurį apsupusios moteris, nes gydytojai jam vargšui kenčiančiam nuo reumatų išsukinėtų sąnarių išrašė tokį receptą gydytis moterimis ir jis tai ir darė, jis supo raganos ir meilužės, o šitą karalienė Ona labai labai vaikė. Taigi iš tikrųjų ir kiti karaliai įnešė labai daug įdomių spalvų apie Onos gyvenimą, taigi aš visą tai pabandžiau ir atskleisti. O kuo pati Ona jūs asmeniškai žavi šiandien, jau tiek tyrinėjus, tiek laiškų perskaičius? Na, iš tiesų, man atrodo, kad kai tave kas nors skriaudė, o Ona Jogailaitė iš tiesų skriaudė, tai labai lengva virsti tokiu žvėrimi, kuris visus puola, kandžiojas, ar ne? Ir man žaviausia šitoje istorijoje, kad visoje tai tamsioje istorijoje, tuose toksiškose santykiuose, Ona neprarado karališko orumo ir to gebėjimo mylėti. Ir aš netgi sakau, gyvenimo pabaigoje, jinai netgi jau būdama 64 patyrė tą motinystės jausmą, kai atvažiavo sesers Kotrynos vaikai, juos globojo. Taigi viskas baigėsi tokia šviesia gaida. Tai tas mane labiausiai ir žavėjo, kad jinai tam gyvenimo purve nepaskandino, o širdis išlaikė gebėjimą mylėti. Išliko šviesus žmogus. Taip. Kuo nemeilė dar gali skaitytojus nustebinti, kaip jums atrodo? Gali nustebinti, kad aš pažvelgiu į mūsų garsiuosius karalius Žygimantą Augustą, Henriką Valois, Steponą Batorą ir Žygimantą Vazą ne kaip į karalius, o kaip į paprastus vyrus, kaip jie nusima karūnas ir išleidžia pasiganyti savo tuos vidinius demonus. Tai ir paaiškėja, kad Žygimantas Augustas, jisai irgi svajonių vyras, svajonių meilužis, kalbant apie Barboros Radvilaitės istoriją, bet seserims buvo labai šaltas. Prancūzų princas Henrikas Valois, irgi buvo toksai suktas žmogelis, nors galbūt atrodė toks 23 metų, gražus, tyras jaunas princas, o Steponas Batoras, kuris garsus tuo, kad nugalėjo carą Ivaną Rūstų ir užbaigė Livonijos karą, jis buvo siaubingai šaltas sutuoktinis ir ta santuoka buvo labai nelaiminga, vien ką reiškia 3 naktis, kurią aš aprašiau savo romane, apie kurią žinojo kiekvienas žmogus dvare, kas ten įvyko jų kambariuose, o gandai sklido net iki mūsų dienų. Ir žinoma, ta graži istorija apie Žygimantą Vazą, atrodo, pasodino tetulytę sūnėną į sostą, tai jūs dabar jos turėtų klausyti. Bet mano romane yra toks sakinys, karalienė Ona suprato, kaip nelengva būti motina, nes ten irgi buvo niuansų. Tai tie vyrų portretai, jie irgi tokie bus iš kito kampo. Jūs taip gyvai ir įdomiai pasakojate, žinokit, jau nekantrauju nerti į knygos puslapis ir visą tai perskaityti. Tikrai nuoširdžiai. Ačiū Jums, Ilona, už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėte. Atėjote.